Lietuviškos pažintys internete, moterų norai ir vyrų klaidos. Moterims labiau nei vyrams svarbi priešingos lyties išvaizda, kai nepažįstamasis atsiunčia pirmąjį laišką. Išorinis grožis svarbiausias 31% moterų dalyvavusių pažinčių svetainės flirtas.lt atliktame tyrime. Patrauklią išvaizdą sureikšmina tik kas ketvirtas vyras, o net 48% jų teigia į pirmąjį laišką atsakantis visada. Tik 26% moterų atsako į visus pirmosius laiškus. Kodėl taip vyksta? Moterys žymiai rečiau pirmosios parašo patikusiam nepažįstamajam. Todėl sulaukia dėmesio iš dailiosios lyties vyrai jaučiasi gerai vertinami. Dažniau atrašo, o ar nori bendrauti toliau sprendžia, kai labiau pažįsta žmogų. Moterų situacija yra priešinga. Jos yra bombarduojamos žinutėmis. Dažnai jos spėja atsakyti tik labiausiai patikusiems ar kitaip jas sudominusiems vyrams. Ką daryti, kad moteris pirmos parodytų dėmesį? Pirmiausia, reiktų pasirūpinti reprezentatyvia išvaizda. Jis svarbiausia 49% moterų, kai jos pirmosios rašo laišką vyrui. 13% atkreipia dėmesį, kai originaliai ir patraukliai vyras save pristato anketoje. Kas 10 moteris dažniausia parašo tame pačiame mieste gyvenančiam stipriosios lyties atstovams, o bendri pomėgiai ir tikslai svarbus 8% respondenčių. Taigi, kokios dažniausios vyrų klaidos? Pasistengkite parašyti įdomų ir originalų pirmąjį laišką. Tai labiausiai žavi kas penktą flirtas.lt tyrime dalyvavusią moterį. Pilnai ir originaliai užpildykite savo anketą. Tuo pasirūpina tik 4% vyrų. Ir labai nenusiminkite, jei patikusi mergina neatrašė. Jūsų laiškų laukia daugybė moterų, bet pasirūpinkite save išskirti iš kitų. Flirtas.lt. Atrask naujas pažintis kiekvieną dieną.